Sveiki bėgikai, šiandien fartlikas, kaip ir praeitą kartą sakiau, googlinsiu, žiūrėsiu, kaip galima pritaikyti jį ne stadione, tai būdą kaip ir tokį radau, net jį stipriai neguglinau, iš tikrųjų pirmas video YouTube, ten žmogus paaiškino, kad galima vėliau bėgioti šitą fartliką. Tai pirmas kilometras apšilimas bus, po to 100 arba 150 greitas ir 200 lėtas. 100 arba 150 greitas ir 200 lėtas. Nu ir taip iš eilės bandysiu 6-7 km bendrai, kad gautus maždaug taip. Labai graži vieta, labai sutvarkyta, soliukai padaryti, super. Oras yra nuostabus, pasaka tiesiog, saulėta, šilta, net nepasakysi, kad čia dabar yra sausio 28 dieną. Aš sakyčiau, čia gal kokie 25 balandžio. Gal padarysiu geresnį apšilimą vis dėlto. Ir judam į priekį. Baigiau apšilimą, žodžiu, netgi pavargau. Žodžiu, startuojam po biškį. Nežinau, per kamerą matas, bet tokį kalniuką turiu dabar. Jaučiu slidu čia, lapų labai daug, bet pirmas kilometras tempas nesvarbu, apšilimas, tokiais kalniukais apšilimas gerai. Bėgau aš iš to kalno ir žodžiu griuvau. Griuvau tai, kad netgi kepurė nukrito nuo galvos. Labai linksmo, bet ant pačio galo tai neteko įdėti ten iki apačios. Man atrodo yra nufilmuota, tai aš, jeigu bus įdomu, ten tai įdėsiu. Tuo tarpu yra jau 1 kilometras, prasidėjo dabar pirmas pagreitėjimas. Yra padarytas pirmas pagreitėjimas dėl 100 eurų, sorry, čia visiška nesąmonė, padariau 300. Tai atsigavimui dabar darysiu lėtą 600. Bėgu kažkur, nežinau kur, žodžiu, labai gražiai čia paneriai matosi. Bet man atrodo, kad čia yra tako pabaiga. Tokį pakilimą turiu. Nežinau, matosi ar ne. Žinau, kad kamera visko neparodo, ypač aukščio. Einu pėsčiom. Pagaliau pradėjau bėgti. Žodžiu, spėkit, koks yra dabar tempas. Iki 15 nukrito. Absoliutus rekordas. Turim greitą dabar. Žodžiu, ten tas lėtas buvo 13,5, jeigu neklystu. Tai neblogai. Kažkokios naujos patirtys. Turim antrą greitą padarytą. Žodžiu, žymiai sunkiau negu ant stadiono bėgioti. O, kokia graži vieta. Super. Apie ką aš?
Ai, žymiai sunkiau negu ant stadionų bėgiot. Jaučiu 7 nepadarysim. Jeigu 6 padarysim, bus super. Matau pagal pulsą jau, kad nėra taip gerai. 171, 173 svyruoja. Nubėgu iki Bukčių. Jau dabar čia. Žiūrėkit, kokie gražūs namai čia. Kaip čia gražiai žmonės gyvena. Bedekas. Super. Darom trečią greitėjimą. Judam priekį. Trečias greitis padarytas. Žodžiu, buvo žiauriai sunku, nes 2 kartus pasiklydau. Atrodė taip, žinot. Veda takas gražus. Ateini, pamatai krūvą šiukšlių. Tokia tvora iš šiukšlių padaryta. Tada nubėgi kažkur tai toliau, randi kitą taką ir vėl tas pats. Ir vėl šiukšlės. Nu negražu. Žmonės daro labai blogus dalykus. Labai gražu. Palei pačią upę čia apačioj. Čia netgi maudytis galima vasarą. Labai faina. Pradėjau 4. pagreitėjimą. Jau jeigu ne taip ir daug, bet bėgu, nenuleidžiu rankų, bėgu. Nuotaika super. Sulėtėjau. Žodžiu, 4. lėtas dabar atsigavimui. Va tokį gražumą mes turim. Puiku, ramu, gražu, nuotaika gera, kalniukų nėra daug, bėgiosiu čia dažniau. Gaila, tik tai saulės nėra, biški gal niūru, bet turim, ką turim. Vis dėlto ne balandis, o sausis. Pakilam ant kalniuko dabar, labai lėtų tempo ir paskutinį pagreitėjimą padarysiu, nes jau yra apie 5 km padaryta. Darom paskutinį greitą. Į priekį. 5. greitas padarytas. Liko dabar kilometras, bet vos kvėpuoju. Sunku labai. Visus Bukčius prabėgau palei upę, ten apačia. Labai fainas takas. 100 metrų liko. Žodžiu, ir baigsim. Nu tai pasveikinkit mane. Žodžiu, baigiau treniruotę. Garminas mane ir vėl 2 medaliais apdovanojo. Gavau medalį už greičiausią mylę ir už greičiausius 1000 metrų. Nu, už kilometrą. Tai rekordas po rekordo. Wow! Žodžiu, baigiau treniruotę. Tie rekordai iš tikrųjų tai džiugu, faina. Tas atspindi mano rezultatų pagerėjimus. Reiškia, aš greitėjau, biškį pridedu prie distancijos. Gerai, tai judam iki pabaigos. Dabar padarysiu aš trumpą mankštą. Ką aš apie fartlėką galiu pasakyti. Tai viena iš geriausių treniruočių. Tikrai ištvermės prideda. Šiandien tai buvo biškį sunkoka, nes ne stadione kaip ir aišku, ten lygų asfaltas, bet man ta monotonija labai nepatinka ir vaizdai. Nu, jie tokie patys pastovi, o šiandien labai faina buvo bėgiot. Gamtoj labai gražus, vaizdingas takas, palei Nėrį. Žodžiu, nors ir tikslas nebuvo visiškai pasiektas, vis tiek yra džiugu, nes matosi, kad rezultatai gerėja. Čia tikslas nepasiektas buvo vien dėl to, manau, kad čia buvo bėgimas ne stadione. Tai
truputį man apsunkino darbą ir užkėliau biškiai aukštesnį tikslą, negu galėjau pasiekti. Žodžiu, aš nestabdau, bėgioju, kaip ir suplanavęs esu. Vakaras buvo laisvadienis, nes dabar mokausi videografijos, turėjau namų darbų padaryti iki šiandieną. Tai tą video įkėliau į YouTube, galite pažiūrėti, aš nuorodą įmesiu aprašyme. Aš noriu ir jums palinkėti bėgioti pradėti, negulėkit, nežiūrėkit YouTube, nežiūrėkit Instagramo, nevartykit tų puslapį telefone, atsistokit, nubėkit nors porą kilometrų, tai yra smagu, labai faina, ypač kai sausis yra panašus į balandį labiau. Tai va, gerai, o aš jau baigiu, iki kito karto, ate.